Ką man tas mikrofonas? Kam tu mikrofonas, kad papasakotum apie šią mūsų nuostabią knygą. Tai tau čia reikės kalbėti. Kol buvau išvažiavęs į Italiją, tai močiutė gavo siuntą. Taip smagu matyti ir laikyti rankose močiutės receptus. Pervertėjau. Perverčiau, jau pažiūrėjau, Romutį. Ja. Aš galvau, kad jinai gaus, atveš, jau žinau, kad atveš, bet tikėjausi, kad plauks manęs. Bet nepalauk. Ne. Ta pačią dieną, ne? Tai tą pačią. Negalvoju, netidarysiu, ali paskui negaliu. Negainėšti pirštai. Kada atvežė? Atvežė Romai, gal kokią 10 valandą, 11. Tai iki kiek ištvėrėjai? Nu, iki pirmos gal ištvėriau. Pavalgė, ne? Jo, viskas, galvoju, reikia pasižiūrėti. Aha. Nu, ir nustebino, ar ne? Tai gražu, Romutį, taip. Vis tiek įdomu. Žinoma, va kaip atrodo. Viršelis, kita pusė. Toks gražus dydis, kietas viršelis. Biškai čia pavartysim, paskaitysim. Tai va, močiutės receptai vadinasi. Romų ir Birutės knyga. Vyriausios Lietuvos tinklaraištininkės virtuvės paslaptis. Taip, taip. Tai daug paslapčių čia atskleidė šitą knygą. 100 paslapčių. 107 paslaptis, arba kitaip sakant, 107 receptai. Taip pat prie kai kurių receptų, gal prie daugumos receptų rasit kokį nors patarimą. Mano patarimas, arba močiutės, daugiausiai močiutės. Tai va. Truputėlį paskaitysiu, kas čia parašyta, po to biškai pavartysiu. Tai skaityt. Matau. Daugybė paprastų tradicinių valgių receptų. Kai kurios patiekalus tikriausiai jau ragavote, kiti bus visiškai netikėti ir padės atrasti naujus kvapus, skonius bei potėlius. Tai va. Nostalgiška ir šilta knyga. Vieniems jį primins vaikystę, kitiems jaunystę, trečius paskatins pasigaminti ką nors skanaus ir suburti draugėn artimus žmonės. Taip, visiems bendrai daryti ir bus. Skaitai aprašymą knygos, galą knygos ir ašara bėga. Tai va, kaip atrodo. Tai galėtų čia man dabar sufokusuoti. Visko, aišku, nerodysiu, jeigu įsigysite, viską pamatysit, bet šį veitą galim parodyti. Na, tai reikia neuždengti, atleiskimo. Nesvarbu čia. Alma Litera išleido, geriausia leidykla Lietuvoje. Turinys. Tai ką rasite mūsų knygoje? Užkandžiai, sriubos. Taip pat pagrindiniai patiekalai, desertai, konservai. Tai va. Močiutės sodybos česnakai. Derlius. Jo. Sakom, bet reikėjo man jos nusivalyti, kad būtų švarus. Aš nematau čia logikos visiškai, nes česnakai gyvena tai žemėje. Taip, auga žemėje, taip. Be žemės nebūtų, nieko nebūtų. O kodėl tu norėjai jos Aš norėjau, kad būtų švarus. Kaip parduotuvai norėjai, kad taip. Gerai. Oi. Taip. Koks tas pirmasis receptas? Rasite aprašymą, kodėl mes padarėme tą knygą, kaip čia jinai atsirado ir panašiai. Kokios gražios nuotraukos, linkėjimai Doviliai tikrai labai moka fotkinti. Geriau negu aš ir daugybė kitų žmonių. Tai va. Ir... Nerodi šitos. Aš šitą parodysiu. Man šitą jokinga, aš čia taip jokingai žiūriu. Va čia. Tai čia aš toks jokingas, tai parodysiu. Ir knyga va prasideda nuo užkandžių. Ir tokia va nuotrauka. Vištienos vyniotinės. Kiek tokių prigaminus? Šimtus. Nesuvalgytum. Tūkstančius. Baik, Romutį. Gira. Kaip pasigaminti girą. Na, kaip sakiau, kiekvieno patiekalo nerodysim, bet kai kurios parodysiu. Taip. Verta paminėti, kad prie kiekvieno recepto rasite QR kodą ir jį galima nuskaityti su telefonu ar planšete. Ir tiesiog jūs nukreips į mūsų YouTube kanalą ir galėsite galbūt pasižiūrėti, kaip gamino mes. Dar galbūt svarbu paminėti tai, kad kai kurios receptus nuo mūsų filmuko sukūrimo šiek tiek patobulinom. Tai pats tiksliausias ir geriausias receptas yra knygoje, bet paruošimo tvarka iš esmės tokia pati kaip ir knygoje. Tai
video tik tai gali padėti galbūt susigaudyti kokiuose nors sunkesniuose patiekaluose, taip galima sakyti. Lietuviškas sūris, atsimeni, kai gaminai pas savo sesę? Atsimenu. Puikiai, silkė. Aha, nu kokį čia. Praleiskim užkandžius, pasižiūrėkim kokį nors kitą patiekalą. Sriubos. Močiutė neša įsižiepus. Tavo mėgstamiausia sriuba. Ne, šita nėra mano mėgstamiausia sriuba, bet... Bet skani, skani, aš daug mėgstu sriubų. Tai va, neša pas mus. Į balkoną. Į balkoną čia neši. Eik tu čia, kur filmavo į balkoną. Ne, kas kur filmavo, tai čia, svetainėje. Nu taip. Nu kaip? Kur stalas buvo, kur filmavo. Šaltibarščiai kokie gražus. Oi, tokios nuotraukos nuostabios. Seilė bėga man. Ką tik pavalgėme, aš jau reikės kažką tai galvoti, kažką tai mąstyti, žiūrėti. Taip pat verta, labai norėtume padėkoti mamai, kad padėjo pagaminti, Jolantai, broliui Matui, kad leido pasinaudoti, tiksliau ne tai, kad leido pasinaudoti, jis tiesiog mūsų vienas iš rėmėjų. Jis remia mūsų tokiais moliniais rankų darbo indais, kurie yra irgi labai gražus. Jeigu ne jisai, tai irgi tos nuotraukos būtų daug prastesnės, aš taip galvoju. Dar irgi toks įdomus dalykas, tai kai mes pradėjom tą knygą filmuoti, tai reikėjo labai daug, šiaip prisipirkom belė kiek tų indų iš tikrųjų. Ir visi panaudoti rūmų beveik. Beveik. Taip. Bet mes nusipirkom gal, 50 lėkščių turbūt. Taip. Tai viena iš šita, tarkim, tokia graži lėkštė. Daug romūtė tikrai, kad čia visos gražios lėkštės. Tikrai dabar parduotuvėje tokių net nerasime. Arba baltus, arba kokios kitokios spalvotos. Saldi sriuba, viena iš mano mėgstamiausių sriubų. Pagrindiniai patiekalai. Kaip gražiai atrodo. Kaip vienas močiutės draugas sakė, jūs tikriausiai, ponė, buvot labai gražiai, kai buvot jauna, bet gražiai ir dabar. Tik tai pagal savo amžių. Tai va, gerai, mėsainiukas. Rasite, didžioji dalis receptų yra lietuviški patiekalai, bet yra dalis ir tokių... Tiek jau čia 3. Ne. Tokie, ką žinau, užsienietiški, jeigu taip galima pavadinti, arba tokie, kur močiutė darė pirmą kartą. Bet vis tiek labai skanus, visi skanus receptai. O tie, kurie buvo neskanus, tai knygą nedėjo. Čia kalbant apie kanalą mūsų. Man, žinai, viena iš gražiausių nuotraukų yra šita. Žuvis? Taip. Bet kad ją pamatytumėt, reikės knygą pavartyti knyginę arba nusipirkti. Geriausiai nusipirkti knyginę, pavartysite, nieko nežinosi. Tai aišku. Virtinukai su šoniniu, gerai. Čia yra daug tokių įdomių labai dalykų. Tau, sakai, šitą labai patiko, ne? Gražiai. Vištų petukai su barbecue padažu. Taip, romutė. Senovinis močiutės receptas. Iš kartos į kartą perdodamas. Tai va, tai čia vienas iš tokių patiekalų, kur negalėčiau sakyti, kad tai yra labai lietuviškas, bet tikrai labai geras. Beveik visi receptai yra... Ir lengvai pasidaro, romutė, tikrai čia nereikia. Bet knygoje rasite ir tokių, kur reikės truputėlį pasukti galvą. Nebus tokie lengvi patiekalai pasigaminti. Tai yra sunkiau, bet dauguma yra tikrai paprasti. Daugiausiai tai skaityk lengvi, romutė. Jeigu nori pasidaryti, tai jeigu gaminį valgyti, tai tikrai pasigaminsi, o ne tai nepasigaminsi. Bet jeigu pirmą kartą gaminė maistą, ar sugebėtum pasidaryti vištų petukų su barbecue padažu? Sugebėčiau, gal aš. Ne, tai ne tu, bet turiu galvoj, kiti žmonės. Aš manau, kad čia paprastas patiekalas. Tai paprastas, paskaitysiu, romutė, ir žinosi. Manau, kad tikrai lengva. Jo. Grūzdinta močiutės vištiena. Ką tu. Gerai. Kiekvieno čia dalyko nerodysiu. Bus paskui neįdomu, Romai, kai matys. Ta Dovilė taip smagiai čia jinai padirbėjo. Kalakutas, kalkutiena moliūgė. Žiauriai skanus patiekalas. Norėčiau.
dabar ir visada. Tai gal paskaitysiu kokį juokelį. Va, čia yra lenkiški balandėliai. Tai prie kiekvieno recepto yra toks, kažkoks, tai, kaip sakiau, bendros kažkokios žinios, ar juokelis, ar dar kažkas. Tai parašiau taip. Vienas lenkas sakė, kad nėra girdėjęs apie tokį patiekalą. Tai juokelis tame, kad per mūsų YouTube kanalę parašė žmogus, kuris pristatė, kad yra lenkas ir sako, nesu girdėjęs tokio. Tokio patiekalo. Balandėliai. Apie balandėlius parašiau. Šis patiekalas neturi nieko bendra su paukščiais. Tai kodėl toks pavadinimas? Ką žinau, kodėl taip. Čia kas sukūrė tą pavadinimą, Romai, čia skaityk irgi senai jau. Žinoma. Tai čia tokių juokelių bus. Kai kurie mažiau juokingi, kai kurie daugiau, bet viskas turi prasmę. Nėra taip, kad čia belekas būtų surašyta. Tikrai labai daug darbo atiduota ir tiek kartų taisyta ir gerinta, kad čia būtų viskas tiesiog super gražu. Nusibodo mums čia, Romai, per visą vasarą dirbti. Taip. Tai taip sunkiai dirbo. Daugiausiai per vieną kartą Dovilė nufotkino apie 20 ten kelis patiekalus. Mama tada padėjo, bet buvo labai sunki diena. Tokiam amžiui 22 patiekalai. 22 ar ten kiek. Dvigubos kūčios, kaip sakant. Mazuoliai po padais iššauko. Kaip sakant, kojas į užpakalį sulindo. Gana čia točių. Negražiai nekalbėk. Gerai. Paprasta aštrija viena. Ta nuotrauka man labai graži. Šitą, ne? Tai jo, šitas patiekalas. Dovilės klausėm, ką jinai darys, kai turės mūsų knygą. Tai sakė, šitas jai labai patiko patiekalas, skonio prasme. Tai būtinai. Tai čia linkėjimai jai, kaip sakant, jinai šitą sakė darys. Kopūstą. Čia salota, kas čia? Ne, kopūstą. Salota gal galima sakyti. Salota čia jinai įdėjus taip gražiai. Tai va. Ir aišku, kaip gali būti močiutės receptų knyga be cepelinų. Kokių rūšių cepelinų rasime šitoje knygoje, ma? Virtų bulvių su mėsa. Taip. Toliau bus tarkuotų bulvių su mėsa. Ir dar vieni. Kepti. Ai, tavo kepti tie kokoražiukai. Taip. Taip. Man tai gražiai atrodo. Bet Dovilė sako, labai sunku tos cepelinus gražiai nufotkinti. Matai? Ai, gamybos procesas. Parodysiu. Neiškenti, ar ne? Ja. Daug ko čia, aš daug praleidau, negaliu visko parodyti, nebus įdomu, kaip sakant. Taip. Bulvių plokštainis, kitaip žinomas kugelio pavadinimu. Taip, švilpikai. Smagu matyti savo rankas knygoje. Kiek dirbai, tiek matosi, ne, Romai, sakai? Apie žemaičių blynus parašiau, turbūt mėgstamiausi blynai Lietuvoje. Sutinki ar ne? Taip, Romai, tu mitini, kad tu nenori valgyti, ne taip, geriau jau valgo tuos blynus. Nemažai čia tų blynų rasite. Taip. O. Bet ta kokia graži. Marokietiški blynai. Tai tikrai ne mūsų. Ne mūsų. Parodyt ar neparodyt? Ne. Gerai. Nerodysiu. Labai graži nuotrauka. Ir skanus blynai. Taip, vėl blynai. Taip. O, šitas. Cukinijų blynai, kibinai. Čeburėkai. Parašiau apie čeburėkus. Kodėl čeburėkai negalėtų būti sveikas maistas? Valgyčiau juos kiekvieną dieną. Kiekvieną įvaikščiotum paskui. Tai aš jau taip jau bombonešis. Įsipūtęs. Aš cepelinas. Taip daraisi cepelinas. Virstu į cepelino formą. Toliau desertai. Čia įsižiojusi. Šiaip žiūriu, koks šitas popierius, labai geras jisai, nes būna toks knygose popierius, kur prisilieti su pirštais ir visiškai iš karto jau ten matosi ant spaudai ir panašiai, tai čia netoks čia kažkas jau biški rimtesnė. Naminiai ledai.
Skanu. Jo. Bet rankos pavarso, kol išplaki biški. Va šita tai man viena gražiausių nuotraukų. Skruzdėlynas. Negaliu parodyti. Bet taip gražiai atrodo. Bokštas toks sukrautas. O fone užvalkalas nuo lovos. Kaip ne užvalkalas. Lovatėsi. Lovatės. Desertai. Žagarėliai. Oi. Man šitą dar labai patinka nuotrauka. Šiaip labai visos. Gražios. Visos. Gražios. Jau neprikipsi. Ne. Obuolių pyragas. Kas čia parašyta? Riešutų pyragas. Mama padėjo pagaminti. Dovilė nusivežė pas save į namus nufotkinti, nes jau nespėjo. Arbatos išvirė. Gražiai atrodo. Daug riešutų, saldu, skanu, ką parašiau. Močiutės patarimas. Paskaityk. Nematau. Gerai. Neskubėkite pyrago ragauti, tegul jis visiškai atvėsta. Taip. Atrodo paprasta, bet kai kurios net ir paprastus dalykus geriau yra paaiškinti. Viso šitą detalį tokia nuotrauka atrodo, daug detalių. Blokados pyragas, ne? Jo. Meduolis. Gerai. Močiutė savo sodybai konservus gamina. Va. Pakaušį krapšto ir viskas. Ja. Ne, vėjas buvo tada, kai paveikslavo. Biški buvo, ne? Taip. Oi, kaip gražu. Mano rankos, va. Tai truputėlį ir savo konservavimo paslapčių atskleidėja, ne? Taip, ką darau Romutė, ką tai? No. Viskas lietuviška, viskas natūralu. Konservuoti netikri ananasai. Tai parašiau tokį prisiminimą, galima tai pavadinti. Mo visada apgaudavo, kad tai tikri ananasai. Ilgą laiką tikėjau. Į kokių 20 metų tikėjau. Nu, gal ne tiek, bet ilgai tikrai tikėjau. Ai, tai gal parodysiu, kas tas konservuoti netikri ananasai. Iš tikrųjų tai yra cukinijos. Bet gali bet tai labai skanu, Romai, tikrai labai skanu. Ja. Ir palikta vietos užrašams. Galbūt sukursim naują video, bet tarkim norėsit čia užsirašyti receptą iš mūsų video, galėsit va papildyti. Tai va, bus ne 107, o galbūt 127. Nu, kiek čia sutalpinsit tiek, bet yra truputėlį vietos palikta užrašams ir močiutės nuotrauka. Jo. Kaip gražiai atrodė, mano. Tai va, nuotraukos Dovilės, mes kūrėjai, redaktorė Neringa, čia redaktorės, atleiskite, redaktorė Neringa, Vilma, Miglė, meninė redaktorė Lina Lingienė, viršelį ir knygos dizainą kūrė Jūratė Šatūnė. Tai ačiū visoms moterims. Ačiū Tomu. Gerai, prašom, ponas. Bet pala, gal reikia pasakyti pilnus vardus, kažkodėl nusprendžiau nepasakyti pilnų vardų. Tai pilnus pasakysiu dar kartą. Redaktorės Neringa Butkienė, Vilma Zenevičienė, Miglė Piečytė, meninė redaktorė Lina Lingienė, viršelį ir knygos dizainą kūrė Jūratė Šatūnė. Tai ir leidykla Alma Litera. Nu, tikrai labai smagu, tas geras jausmas laikyti knygą rankose. Savo, ne? Ja. Kiek vargta daryti, Romai, taip. 3 metai panašiai. Taip? Jeigu taip sakysi, kad nuo kanalo įkūrimo, tai taip? Taip, 3 metai. Pirmasis... Ne taip lengva, Romutį, padaryti. Daugiau negu 3 metai, jeigu nuo pačio pirmo mūsų video sukūrimo. Patį pirmąją video mes paleidom 2017 metais, lapkritį. Ir taip. Va, ir žiūrėk. Turinys, aišku, yra ir panašiai, bet aš žinau, kuriam čia parašyta, kadangi čia viską aš rašiau. Ir reikia surasti močiutės grūzdintą vištieną.
Taip, čia iš pagrindinių patiekalų jisai turi būti ir aš jį mačiau, bet kur šitas puslapis stoja? Ai va. Taip, 97 puslapis. Ir čia parašyta. Va. Tai mūsų pirmasis receptas YouTube kanale. Jį kėlėme 2017 metų, lapkričio 11 dieną. 4 metai. Nu jo, daugiau? Taip. Tiek darbo. Ir viską, kas geriausia, sudėjom į šitą knygą. Tai va. Na ir ką čia dar galima padaryti? Gal galima truputėlį dar, kaip sakant, praversti truputėlį. Na tai man, tau tas bus darbas, šitą praverskime. Oi, Romai. Tai, žinai, taip greitai tiesiog, kad žmonės paimk visus puslapius ir taip... Palauk. Gerai. Pavargau rankas tau irgi. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Visą informaciją rasite žemiau pateiktose nuorodose. Ačiū Jums visiems ir susitiksime kitą kartą. Dėkui, kad mums subscribinat ir iki. Iki malonaus. Oi, Dieve, Romuti.